Kaip šalta? Pagaliau. Pagaliau žiema. Tai sveiki sugrįžę į Test Drive ir šiandien apžvelgsim RAM. Na ir pagrindinis tikslas šiandien – išbandyti RAM, naudojant jį kasdien, kiek tai kainuoja, ar visur telpam ir koks jo komfortas. Taigi pradžiai užsipilkim pilną baką dujų, kad sužinotume video gale, kiek mes jų suvartojam ir kokios jos soundus. Na ir kelionė prasideda nuo šio momento, pradedam skaičiuoti, kiek kilometrų įveiksim su pilnu dujų baku. O gale įvertinsim, kiek tai kainavo. Tai koks jausmas važiuoti su ramu? Man asmeniškai nebereikia sukt galvos, į kurią vėžę, provėžę taikyti, bus duobė, nebus duobė. Tiesiog važiuoji, visiškai negalvoji apie tai, tiesiog dairaisi, mėgaujas kelionę. Važiuoklė visą savo darbą atlieka puikiai, visiškai malonu, vairas lengvas, nepurto, netampo, kaip būna pikapai, turi vibraciją pašalinę nuo to rėmo. Čia to nesijaučia. Galima kažkiek užuominą pajaus, bet neskaitau to prie minuso. Na ir kaip pikapas, jūs turbūt galvojate, kad jis neturi geros garso izoliacijos, tačiau jūs klystate. Mane labai sužavėjo, kokia gera čia garso izoliacija, nors renkant šį ramą netrodė tiek daug medžiagos tą garsą sulaikyti. Tai mes turime dvigubus stiklus, ne tik priekyje, bet ir aplinkui. Tai dabar važiuojam 90 km/h greičiu. Ir kelio garso, kaip ir sakykim, nėra, labiau gal vėjas, nes vis tiek dideli gabaritai automobilio pasipriešinimas yra. Bet diskomforto jokio, žinant, kad tai yra pikapas. Ir tikrai rėkauti, šūkauti salone nereikės, kad susikalbėtų su gale esančiais keleiviais. Ir man tai. Taip. Kaip tau gale? Ok, patikrinam. Na ir kas salone gero, tai mane labai stebina gera sėdėsena jame. Viskas puikiai matosi. Kapotas turi išlenkimą, kuris tau padeda orientuotis, ar tu esi kelio viduryje. Tai didelis pliusas didžiuliam automobiliui. Nors jis nėra toks didelis, čia kaip pažiūrėsi. Na tai kalbant apie sėdėjimo poziciją, tai mes turime pilnai reguliuojamą sėdynę, turime reguliuojamą vairą ir pedalus. Pedalai reguliuojas pirmyn atgal, tai jeigu galvojat, kad nerasit patogios vietos su geru matomumu, tai jūs klydote, tikrai patogu jame sėdėti. Ir vėlgi grįžkim prie to, kad čia yra pikapas ir mažiausiai ko tikimės iš jo, tiek jūs, tiek aš, tai kad bus malonios medžiagos. Realiai visur mano akių lygyje, kur aš prisiliečiu, yra napa oda. Tai prie jos liestis iš tikrųjų yra malonu. Jinai atrodo labai gerai. Turim labai kokybiškas medžio apdailas. Tai pagal mane jos galimai tikros, bet su išdažymu įdomiu. Turi tokias šviesias juosteles. Ant vairo turi medį. Medis, aišku, ant vairo lakuotas. Beje, jis šildomas, tai sušyla žiauriai greitai. Beje, pabrėšiu, vairas yra visas šildomas. Na ką, įvažiuojam į bekelę, pasikeliam šiek tiek važiuoklę. Daug nereikia, nieko blogo nematom kol kas. Akmenais grįstas kelias. Wow, pataikėm čia. Na, važiuoklė tikrai maloniai atlieka savo darbą. Ir dar, kas mane stebina, kad visai lengva laviruoti tarp siauro keliuko pilno krūmų. Ir kažkaip visur sėkmingai telpam. Nors čia turbūt ramas pirmą kartą važiuoja. Pabandysiu ramą iškelti į maksimalią padėtį. Visgi reikia įsitikinti, kaip ta važiuoklė dirba ir maksimalioj padėtį. Man pačiam labai įdomu, ar jis bus kietas ar ne. Pakilom. Ramas turi iš viso 5 padėtis.
Tai esame aukščiausiai padėdy, jinai vadinas Offroad 2. Dabar labai įdomu, ar jis pakietės stipriai ar ne. Nu jo, atsirado strakaliojimo pojūtis. Bet kai esi bekelėj ir tau žūtbūt reikia išvažiuoti iš sudėtingos situacijos, manau, tai mažiausia problema. O dabar jaučias, kad čia yra rėminė konstrukcija ir čia yra pikapas, nes pasidarė kietas ir ne pats patogiausias važiavimas. Stebėtinai paprasta važiuoti atbuliniu bekelyje. Kameros daro savo darbą. Bet netgi, kad ir turi 360, per tos didžiulius veidrodėlius aš puikiai viską matau. Realiai net gali matyti, kur tavo ratas yra. Na tai lengva bekelė, su šiuo ramu tikrai nebaisu. Aš manau, kad galėtume kur kas stipriau nuvažiuoti, pabandyti jį. Na bet šiam kartui su juo nuvažiuoti į sodybą, kur nėra asfaltuoto kelio, ar į tą pačią statybvietę, nebus jokių problemų. Tai ką, pavažinėjom su ramu jau apie 7 valandas, tai labai malonu su juo važiuoti. Didžiulę pagalbą suteikia esančios kontrolės, tai turime Distroniką, jis puikiai palaiko atstumą iki kitų automobilių, turime faktas kruizo kontrolę ir turime aqua zoną, kas išties tokiai nemažai mašinai suteikia komforto, tau nereikia stipriai per langus žiūrėti, ar nėra kliūties, tu tiesiog ramiai pasitikė aqua zonos sistema ir rikiuojasi juostose be jokių papildomų iššūkių. Dar labai fainas dalykėlis, tai yra maži išgaubti veidrodėliai papildomi, kurie papildo vaizdą aplink automobilį, tai mes netgi per juos puikiai matome aqua zoną. Tiksliau, sumažino aqua zoną dar labiau. Beje, šis ramas dar turi tą, kaip ir sakiau, Distroniką, bet Distronikas turi ir linijų palaikymą, tai nepriklausomai nuo to, ar Distronikas yra įjungtas, linijas vis tiek jisai mato ir prižiūri, kad jūs nepabėgtumėte iš jos. Tai vėlgi, kaip sakiau, labai patogu ir komfortiška su juo važiuoti, nors jis ir yra didelis. Mano nuomonė, greit priprantama prie to dydžio ir vėliau atsisėdus į mažesnį automobilį jautiesi keistai. Šiaip, kad ir jisai atrodo didelis išoriai, bet viduje, kai vairuoji, nesijaučia, kad jis labai didelis ir tos juostas puikiai realiai telpi. Jo, nes vien matomumas per langus, per veidrodėlius yra pakankamai geras. Ramo žibintai yra adaptyvūs, tai mes turime ilgųjų šviesų asistą, tai įjungus ilgas, mums nereikia rūpintis, ar mes kažką akinsime ar ne. Ramas pats pasirūpins tom. Sukant į posūkius, turime papildomą pašvietimą į posūkį, tai užsidega papildomai priešaukinis, į kurią pusę sukame. Ir turime neblogą matomumą. Aš net nejaučiu, kada jisai užgesta su tuo automatiniu start stopu. Gerai išspręsta. Tai būtent šis ramas turi e-torque sistemą, tai jis turi papildomą bateriją, kuri padeda startuoti nuo visiško sustojimo. Tai palengvina variklio darbą ir šiek tiek mažina kuro soundas. Keleivio vieta, tai aš jaučiuosi visiškai komfortiškai, maloniai sėdžiu, įsijungęs šildomos sėdynės ir tiesiog plaukiu gatvėmis
Ir apie šildomas sėdynės, tai sėdynės ne tik šildomos, jos vasarą gali būti vėsinamos, tai gali tiesiog pūsti vėsų orą jums į nugarą. Bei šaltuoju metu jos užkūrus automobilį pačios įsijungia, kad iškart šildytų. Kartu su vairu? Kartu su vairu. Taip, dabar važiuojam gan intensyviam eisme ir akloj zonai važiuoja automobilis, aš jį matau per visus veidrodėlius ir dar matau, kad akla zona jį stebi. Tai, kaip sakiau, labai galima pasitikėti tą sistemą, nes net veidrodėliuose aš matau viską. Ir dabar įspėja sistema, kad stipriai priartėjom prie kito automobilio priekyje esančio. Bei kad būtų patogu, galima išjungti tik priekinius parktronikus arba ir galinius. Yra realiai atskirai 2 knopkės. Ir šie parktronikai jums neleis susidurti su kitų automobilių parkuojantis, nes jeigu viršysim saugų atstumą, automobilis bus pats priverstinai sustabdytas. Ir jūs įspės apie tai, kad jūs esat per arti. Gausime skudutį papūsti. Švarus, gražus, nesąmonių nedarom. Na ir kadangi Ramas suteikė tiek nemažai komforto mieste, su juo net nesinori lenkti, nardyti, kažkur skubėti. Tiesiog ramiai leidi laiką jame ir važiuoji miesto ritmu. Tas pats galioja ir greitkeliuose, tai lygiai taip pat nėra tikslo su juo lėkti, nes jisai labiau komfortiškas prie normalių greičių. Tai tęsiant keleivio temą komforto, mes turim realiai 1,5 litro butelį ir tam tunelyje realiai galiu paslėpti ir net nesimato jo. Bei turim priekyje gal 8 cup holderius normalius dydžius. Čia vien tik 2. 6 ir čia dar, tai 8. Čia dar pilna vietos. Tai tas, kas keleivio vietoj važiuos, tai tikrai ras vietos pasidėti savo visiems dalykam, telefonam, gėrimams, maistui, šuniui dar. Aš manau, kad tu net galėtum čia striukę pasidėti į tą kelmą visiškai. Dar Ramo matomumas tiek geras, kad važiuojant įprastais keliais, kur yra atitvarai, matai gerokai daugiau nei su įprastu automobiliu. Tai... Bei kai keleivis, aš galiu daugiau pasigražėti tą miestą, tarkim, nes matai vėlgi daugiau, aukščiau sėdi. Tai su šiuo automobiliu vykstant į kelionės čia būtų didžiausias pliusas, tai kad puikus matomumas visiems ir didžiulis komfortas važiuoti su juo. Tai tikrai nepajusite didžiulio nuovargio kelionėje, nes mes tai jau prisivažinėjom nemažai laiko su juo. Sakykime, nuo įlipimo iki išlipimo iš automobilio praeidavo kelios valandos ir nėra jokio nuovargio, ta prasme, jautiesi tikrai puikiai neišsekęs nuo nepatogaus sėdėjimo ar triukšmo salone. Tai vat, ko dar visiškai šviežiam išlipti trūktų gal iš mašinos, tai masažuojančių sėdynių gaila nėra bent jau šitam automobilį. Tai jeigu tai būtų, tai realiai lėkiai per Europą ir jokio skirtumo. Žinai, kalbant apie masažuojančias sėdynės, tai turbūt Irmantai jau tu irgi matei, Laurinas jau rodė mum, kad Ramas nesnaudžia ir nuo 25 metų išleido atnaujintą Ramą. Tai tie Ramai jau bus su sėdynėm, kurios masažuoja, šildo ir ventiliuoja. Na ir ką, važiuojam į siauresnės Vilniaus senamiesčių vietas, pasižiūrėsim, kiek sudėtinga yra su juo tilpti, pravažiuoti. Kol kas, kaip matau, nelabai problemų tau kyla. Dabar viskas, ką stebiu, tai kad mano didžiuliai veidrodžiai tilptų tarp esančių kliučių. Bet geras Ramo, kaip sakyti, sprendimas, tai kad važiuodamas gali veidrodžius užsilenkti, nebūtina sustoti kaip su kitais automobiliais. Nu, dabar esame labai siaurai, pasižiūrim, kiek mes čia ko turim. Tarp ratų grinai nuo bordūrų vietos yra. Realiai, gal biškai mažiau. O dabar pažiūrėsim, veidrodžiai užsilenkia. Žiūrėk ir man tai, kad rato nebrėžčiau, nes mums to nematau, nes veidrodį užlenkia. Taip, tai turime veidrodėlio vaizdus, o puikiai matau ratą.
Taip. Ir čia matau kairį ratą. Iš esmės iš automobilio atrodo tarpas iki bordiūro didelis, per veidrodėlį žiūrint, jis lyg mažesnis, bet apgaulinga. Faktas, reikėtų pasitikėti vaizdu per kamerą. O ne pojūčiais, nes pojūčiai čia kartais klaidingai veikia. Ypač nepripratus prie automobilio. Gabaritų jo. Tai o dabar važiuojant realiai šitom siaurom gatvelėm, iš minusų galim pasakyti, kad kol judi ten kažkokiu 20 km per valandą greičiau ir greičiau, tai 3 kamera neįsijungia, gali tik tai pavieniai. Galinę kamerą įsijungi priekinę arba šonus. Na ir ramas netrodo toks išskirtinis iš išorės, netrodo toks prabangus, bet tu kaip vairuotojas tikrai jautiesi labai gerai. Tu jautiesi neišmetęs pinigų, nes tu gauni visą reikiamą komfortą. Ir tas automobilis yra didelis, komfortiškas, pravažus ir sąlyginai gražus. Talpiname į siaurą vietą. Aš net nejungiu kamerą, aš, sakykime, pasitikiu savim, prie jo pripratau. Bordiūrų neliečiau, jokių problemų. Ir beje, šitoje vietoje esu matęs pravažiuojantį dar didesnį pikapą. Tai galbūt turistas užsienietis, nes numeriai nebuvo lietuviški ir pas jį buvo gale 2 ratai. Tai 2 ratai užpakalį paplatina, sakykime, per kokius 40 cm gal net. Tai tokioje vietoje jisai telpa pravažiuoti. Tai ką kalbėti apie šį, šis pagal jį yra mažiukas. Jo, geras dalykas tas, kad važiuojant akmenų keliu nėra tos tuštumos garso nuo vibracijos. Toks jaučiasi, kad automobilis yra pagamintas iš gerų, storų medžiagų. Nieks nebilda. Jo, tiesiog tu jauti tą akmenį duobę, bet tiesiog labai minkštai priima. Tai vis... Jo, maloniai. Duslus. Taip. Dusli vibracija, gal taip pavadinčiau. Tai dar galima, aš manau, paminėti, kad ir sąlyginai didelis šitas automobilis, bet, kaip Tadas minėtų, nepasijauti kažkoks kitoks ir mieste realiai pasislėpi tarp kitų. Jeigu nori turėti komfortą, geras medžiagas, bet nenori, kad kiti tą Jo, kad neužsidėtum etiketės, kaip vadinkime, važiuojam su Porsche Cayenne ar važiuojam su dar kažkokia kitos aukštos klasės markė, tai šis automobilis šiek tiek paslepia tave nuo tos etiketės vadinamos. Faktas, minioje nepasislėpsi, jis didelis visgi, žmonės pasižiūrės, bet šiai dienai atkreipkite dėmesį, tikrai ramų daugėja Lietuvoje, jie populiarėja gan sparčiai ir tuoj taps įprastu automobiliu, ypač užmiesčio vietose. Kas gyvenate sodybose, tai ypač patogus automobilis. Ir kaip minėjom, automobilis yra didelis, tai nėra jo minusas, yra jo praktiškumo pliusas, tai jei gyvenate sodyboje, užmiestyje ir jums tikrai tenka parsivežti, ar tai medelių naujų pasisodinti, ar kažkokių lentų, baldų naujų, tą patį šaldytuvą jūs nesunkiai ištalpinsite į jo galinį, nežinau, kūzavą, bagažinę, kaip ten teisingai pavadinti, nes išties didelis plotas, mes galime netgi sutalpinti ir 4-ratį. Ir jį pakrauti tai nebus didžiulių problemų, nes 4-račio gabaritai yra tinkami ramo bagažiniai. Ir ramo bagažinės dangtis atsiverčia ir kai jis atsiverčia, ant to dangčio taip pat galima dėti didžiulį svorį. Teikime apžiūrėti ramą iš arčiau. Pažiūrėsim, ką jis turi. Tai pradžiai pradėkime nuo durų rankenos, tai turime keilėso sistemą. Galime atsidaryti duris be rakto. Turime side stepą vadinamą, laiptelį. Tai jisai skirtas tam, kad įliptumėt patogiai į automobilį be papildomų iššūkių. Tai išties patogu įlipti, laiptelio pagalba nemenka tokiam automobiliui. Tada turime
didelį pirštinių daiktadėžę vadinamą. Galime parodyti 1,5 litro butelys. Telpa, užsidaro. Galim, tavasme tilpo jisai ir dar tilptų galbūt skardinė mažoji. Tai šitas, tada standartiškai čia bardačiokas. Tada šitas kelmas, kaip ir minėjome su Irmantu, čia jis labai talpus. Tai turim tą butelį, galim butelį visiškai paslėpti, uždaryti. Telefonai turi 2 vietas, gal net 3 talpintume, bet jei norime krauti, telefoną dedame į čia. Čia keleivių skirta, tada taip, jungtis. Ramas pasirūpino jūsų visais turimais laidais, tai tiek naują, tiek seną USB tipą turime. Tada turime podelių laikiklius, 2 čia. Turime monetų laikiklį, šiaip bet ką susimest tušinukus. Tada važiuojam toliau. Ši vieta važinėja pirmyn atgal. Na ir ši vieta taip pat labai talpi, kai nustumėme į priekį šią vietą. Tai vėlgi, čia sutalpinčiau daug butelių. Taip stačiai gal ne, bet gulščiai galime drąsiai. Turime dar vieną vietą. Tada galim parodyti veidrodėlį. Tai veidrodėlis turi kamerą. Kamerą išjungti labai paprasta. Tiesiog palenkiam šitą ir turime visišką veidrodį. Turime 8 podelių laikiklių salone priekyje. Tai 2 čia ir duryse. Tai išties patogu, galite visus savo mėgstamus gėrimus susidėti, tiesiog turėti kelionę į priekį pasiruošus. Ne ką prastesnė istorija gale, tai turime plačiai atsidarančias duris, bus patogu įlipti, turime papildomą rankeną, jeigu lipate iš sudėtingesnės situacijos. Turime labai daug vietos kelienėms, aš sėdėjau priekyje pilnai patogiai ir gale tikrai jos netrūksta. Beje, sėdynės gale atsilošia šiek tiek ir netgi atsilošus sėdėme patogiai ir neliečiam sėdynės. Aš esu 1,88 m, tai galvos erdvė labai daug. Netgi sėdynę paguldžius mes nieko nepralošėm. Na ir sėdynės šildomos ir vėsinamos taip pat kaip priekyje turim ir gale. Turim šildymą, turime vėsinimą, turim visas USB jungtis ir turime amerikietišką rozetę, tai su perėjimu galėsite prisijungti savo europinę. Airfryeris šiai dienai labai populiaru, tai gal airfryerį, kuris pabandysite, aš nebandžiau. Taip, vėlgi, turim 2 podelių laikiklius čia, bei čia. Turime taip pat čia nemažą erdvę pasidėti daiktams, netgi tušinukų atskira vieta yra padaryta. Tada turime audio sistemą mums virš galvos, žemųjų dažnių kolonėlė stovi už nugaros. Tai gale sėdintiems muzika bus daug smagesnė. Turime gale langą keleiviams, kuris atsidaro priekyje valdomų mygtukų. Ir nežinau, kam iš čia patogus, bet mes naudojam droną išsimesti. Na ir sėdynės šios atsilenkia, tai turime dar didesnę erdvę. Štai tiek erdvės. Dar žemąją grindų vietą. Galė tiek erdvės, kad netgi reikalų esant galėsite išsimegoti, galbūt ir važiuojant. Taip pat turime vietos čia jūsų nelegaliems daiktams susidėti. Viską galėsite greitai išimti su šiuo dėklu. Ir šita dėžė yra ir kairiai, ir dešiniai pusė. Turime seną gerą klasiką, tai akinių dėklą. Galime atidaryti galinį dangtį bagažinės, visos šviesų valdymai, stogo valdymai, galinio stiklo valdymas. Puikiai vieta. Štai. Vaizorfės. Taip, tai mūsų pedalai yra valdomi elektra. Galim juos prisitraukti. Ir galime nutolinti. Tai išties patogu. Vairo pozicija labai plačių diapazonų veikia. Bus tikrai patogu rasti savo vietą. Taip pat turime memory sėdynės, tai jis saugoja savo sėdimo poziciją, nesunkiai prisiminsite, kur sėdėjote paskutinį kartą po automobilio dalinimosi, nes tikrai visi jūsų draugai prašys jį pabandyti, nes įdomesnis. Na ir einam į bagažinę. Tai turime labai plačią, didelę bagažinę. Išties bus patogu kažką įsidėti. Šiam ramui dar sumontavome dangtį, dėl kurio
sakykime, papildomo efekto turėsime sausą bagažinę visais metų laikais. Šis dangtis yra patogus visais atvejais, tai galime jį atsilenkti ir talpinti daug didesnį krovinį, kuris išsikiša į viršų. Galbūt žieminių padangų komplektą vešitės kartu. Šaldytuvą tą patį. Tai bagažinė ne tik erdvi ir talpi, bet dar turi ir savo apšvietimą. Tai nuspaudus šį mygtuką turime 2 žibintus. Žibintai abu valdosi kartu ir turime žibintą ten viršui. Labai smagu sėdėti gale, nes turime daug stiklų aplinkui, tai netgi viršui ta šviesa krintanti natūrali suteikia jaukumo ir nėra uždaros erdvės pojūčio. Man toks asmeninis pastebėjimas tai, kad priekyje turime 2 atskiras klimato zonas, gale neturiu atskiro klimato zonos reguliavimo, tai galbūt ir gaila, bet išties nėra didžiulė problema. Tai gale turime labai daug skyrelių pasidėti bet kam. Netgi yra numatyta vieta įsidėti jūsų planšetę. Tai įdėsit planšetę, jungsite bet ką savo vaikams gale ir važiuosite ramiai. Tai Irmantai, kaip tau tas ramas? Ar patinka jį vairuoti? Aš jaučiuosi realiai komfortiškai. Man patinka. Aš realiai biškai gal piktesnis vairuotojas esu. Labiau mėgstu ne tai, kad viršit greitį, bet nemėgstu, kas velkasi, gal taip pasakykim, bet šitoj mašinai aš jaučiuosi tas, kuris velkuosi, nes aš važiuoju tiek, kiek leistinu greičiu ir aš nesijaučiu blogai tame. Prasme, nesijaučia greičio pojūčio. Taip, greičio nesijaučia, bet ir neturiu poreikio lėkti, aš tiesiog pakrentu, šildomas vairas, kur noriu, ten lėčiu, šildausi rankytės ir tiesiog enjoyinu gyvenimą. Nes tai tik per kalnelį pažiūrim. Per kalnelį maloniai. 40 km per valandą. Nieko tokio. Nieko. Džipas. Džipas didelis. Tai ir šis modelis turi 4 varomus. Galima ir palėtintoją įjungti, jeigu jau labai stringame. Jeigu norim padurniuoti, galima tik 2 varomus palikti galinius. Bet realiai aš nesu daug su kilometrų prasukęs, bet gabaritus ganėtinai greitai pajaučiau. Prie ramo greit priprasit ir nenorėsit iš jo išlipti. Okay. Sėdėti krašte su 2 rankų poilsio zonom daug maloniau nei vidury. Šiaip turime labai daug erdvės gale per plotį, tai ne tik kojom bus daug vietos, bet ir į plotį vienas į kitą turėsite pakankamą erdvę savo. Ramas pasižymi gera tarnavimo kokybė, tai ramai išties neturi daug problemų gamyklinių. Ypač ramo klasikiniai modeliai su 5.7 varikliu realiai išvis be jokių bėdų tarnauja didelius atstumus. Galbūt seniau būdavo pagrindinė problema ramų, tai rūdys. Bet šiai dienai ramas išsprendė šią bėdą ir cinkuoja savo kėbulus. Man pasidarė nebeįdomu sėdėti šalia, aš norėčiau vėl eit vairuoti, nes daug smagiau, jeigu mėgstate vairavimą. Tai kažkaip ramo pojūtis ir ką jisai suteikia vairuojant, tas malonumas išties neblogas. Jautiesi dideliam automobilyje, bet kažkaip smagiai jisai rieda, lengvai, sakyčiau. Pats variklis neturi pojūčio, kad aš netoks galingas, nepavešiu tavęs. Paveža puikiausiai, menkiausiai nuspaudus gazą. Kelioninė miego pozicija.
žadėjom, turime paruošę jums lentelę, kiek kainuoja eksploatuoti RAM. Tai naudojant RAM būtent su dujom, įvairiom sąlygom, tai sakykime procentaliai kokius 70% užmiesčio keliais, visa kita likę mieste, tai turime 18 litrų 100 km ir 18 litrų šiai dienai, kai dujų kaina yra apie 70 centų, mes turime 12,60 € 100 km. Benzino, tuo atveju, jeigu naudojam benzino 15 litrų, tom pačiom sąlygom, tai turime 21 € 100 km. Na ir ar apsimoka naudoti dujas, tai jeigu jūs per metus nuvažiuojate daugiau nei 10 000, tai taip, jums apsimoka įsidėti dujų įrangą ir dujų įrangos kaina yra apie 1600 €. Tai mes atėmėm iš benzino kainos dujų kainą ir turime skirtumą. Tai dujų įrangos kainą padaliname iš skirtumo ir padauginame iš 100 km ir turime 19 000 km, tai yra dujų atsiperkamumo kilometražas. Tai per tiek atstumų jums atsipirks dujų įranga, investicija į tai. Tai jei per metus važiuojate daugiau nei 10 000, tai per 2 metus pilnai atsiperka dujų įranga ir jūs sėkmingai taupote pinigus. Tai prieikime prie pabaigos. Tai ar mes kaip komanda išbandę šį ramą rekomenduotume jį jums, tai aš manau, kad taip, nes tikrai vertas dėmesio, labai komfortiškas, ganėtinai ekonomiškas palyginus su didžiąja dalim automobilių, kiek kainuoja jo eksploatacija, tai netempkite gumos ir įsigykite jį. Kaip ir visada, nepamirškite mus palaikyti, tai lauksime jūsų kitame epizode ir iki kito test drive.